Labą. Kaip gera merginos jūs vėl matyti po savaitės, žinoma, ir jūs mūsų tikrojo grožio vertintojai. Brangus mūsų žiūrovai, iškart noriu atkreipti jūsų dėmesį. Stebėkite merginas ypatingai atidžiai. Jeigu prireiktų, galite naudoti žiūronus, padinami stiklą, nes skelbiu Miss publikos rinkimų pradžią. Prabalsuokite internetinėje svetainėje lrytas.lt rubrikoje Miss Lietuva ir išrinkite mylimiausią savo merginą. Pradėkite tai daryti jau dabar, nieko nelaukdami, nes merginos visą vasarą tiek jums parodė ir tiek dėl jūsų stengiasi bei dirbo. Netrukus laidoje iššūkis Miss Lietuva. Švaros misija gyvūnų prieglaudoje. Aukštakulniai, šluotos ir surauktos nosytės. Net šokas buvo toks. Išsigandau, nes galvojau, kad neišbūsiu tenai ilgai. Stiliaus užduotis įvaizdžio kūrėjos Martina ir Jelena. Kaip joms pavyko atskleisti konkurenčių asmenybės? A, jūs nežiūrėkit. Gal skonį geresnį būtų turėjus ir kita. Aš savo viso kažkaip komplekto tiesiog rūbų surasti negaliu, o reikia surasti 8. Tai čia man buvo šokas. Kuri mergina laimės Miss Lietuva finalą? Būrėjos Vaivos pranašystės. Jūsų visai nedometas grožio konkursas. Labai neblogai galite pasirodyti. Nesakau, kad pirmą vietą užimsit, bet vis tiek labai neblogai. Nenuoširdžios, netikros, su kaukėmis. Apie kurias dalyves taip prabilo į projektą sugrįžusi Simona Gužytė. Su to merginom, kurios ir balsavo prieš mane, ir dabar vėl tarsi šypsos ir sutinka labai maloniai, tai aš nežinau. Labai gerai, kad sugrįžo ir jinai, manau, permastė viską, ką darė blogai. Žiūriu jūs merginos ir negaliu atsičiaupti, kaip gražiai jūs atrodote. Tik šį kartą merginų grožio tie, pas kurios važiuojame, gali ir neįvertinti. Merginos greitai sėdam į limuziną ir lekiam. Po tokių savo didžiojo vado, mokytojo ir guodėjo Audriaus žodžių, merginos žinoma sutrinka. Kaip visada, gražios, pasitempusios ir štai, niekas to grožio išskyrus jūs, žiūrovai, neįvertins. Maža to, projekto dalyviams šiandien gali tekti įsitepti ne tik rankeles, bet ir pavyzdžiui, naujas savo sukneles. Dieve, kaip neprimena vaikų namų. Kai sėdi laukia. Kiek kačiukų. Spėliojam visas limuzinė, kur mes čia važiuojam. Pravažiavam senelių namus, galvojam, pas senelius važiuosim, bet po to pamatėm veterinarinės klinikos pavadinimą, supratom, kad važiuojam į šuniukų, kačiukų prieglaudą. Kažkaip merginas abejojo, sakė, kad greičiausia bus istorija. Tai iš tikrųjų iš pradžių labai susijaudinau, galvoju, prisiminti iš karto datas kažkokias ar ką, bet iš tikrųjų apsidžiaugiau, kad pas gyvūnus atvažiavom. Netempsiu laiko trumpai, pasakysiu. Jūs turėsite galimybę šiandieną išvarinti šiuos prieglaudos namus. Pasiruošusius? Užduotis gyvūnų prieglaudoje Lesė merginams buvo ne vienintelė staigmena. Į realybės šou grįžo dalyvių išbalsuota Simona Gužytė. Liepos pabaigoje konkurentės ją išbalsavo esą dėl to, kad ji yra per rami ir per mažai pastebima. Tada Simona netikėjo, jog gali grįžti į projektą. Tačiau paskelbus balsavimą dėl jo sugrąžinimo lrytas.lt portale, vien per pirmą savaitę Simona surinko 600 žiūrovų balsų. Aš galvoju, mane taip išbalsavo neteisingai, nes jos motivavo tik tai tą, kad tylesnė, ramesnė, kad ten labai tas kameras tiesiog per televizorių labai nerodo, bet čia vėlgi. Ar čia motyvas išbalsuoti, kokią Miss Lietuvą mes norim matyti, ar ten tokią naivoką, kvailoką, tokią strikinėjančią, tokią, čia jau kaip kam. O, Simona! Aš tai pasakiau, kad grįšiu. Labai džiaugiuosi Simoną pamačius, iškart taip labai nustebau, kad jie atėjo, labai tikrai laukiau, labai tikrai verta finalo mergaitė. Tikrai labai gerai, kad sugrįžo ir jinai, manau, permastė viską, ką darė blogai. Ir jau tas pirmas vaizdas, kaip jinai grįžo, ryški suknelė, gražiai visą atrodo, matosi, kad labai pasitempus ir labai nori stengtis ir eiti pirmyn. Tas toks jautėsi, kad galbūt pasidžiaugiu, kad reikia pasidžiaugti, kad parodytų, kad džiaugiuosi. Jautėsi tas
jaučiasi ir aš apie tą patį nenuoširdumą, apie tą patį kažkokią gal kaukės užsidėjimą, tas jaučiasi. Mergaitės, jūsų būrį sugrįžo Simona, kol kas dar jinai irgi be pirštinaičių, kol kas, bet ir Simona, ir jūs užsidėsite pirštinaitės ir galėsite netrukus valyti kakučius, sisiukus, su meile, didžiulė gyvūnėliams savo širdėse. Darbo čia tikrai netrūks, paaiškinsiu jums tvarką, tai vis tiek žiūrima dezinfekcija, visos turėsi dėvėti pirštinės, parodysiu su kuo rankas dezinfekuoti, viskas eigoj. Pirštinės pirštinėmis, tačiau daugumai merginų labiau norėjosi respiratorių. Nedidelėje gyvūnų prieglaudoje glaudžiasi net 50 gyventojų, nuo mažų kačiukų iki didelių šunų. Todėl nenuostabu, kad gražuolių nosytės nuo nemalonaus kvapo netraitėsi. Be to merginos pas mažuosius beglobius buvo atvežtos kaip tik sanitarinė diena, kai viskas šveičiama iš pagrindų. Iš tikrųjų, tai sukrėtė labai tas toks kvapas specifinis, nes iš pradžių net pykint pradėjo, bet paskui laikui bėgant tas, kaip pripratimas atsirado. Gali kažkas pagalvoti, kad, ta prasme, dirbtinai tu sakai, bet tas kvapas tai yra tikrai tragiškas tenai ir visa ta aplinka tikrai baisi. Galvoju, kad nežinau, kas galėtų prisidėti prie to, kad pakeist kažką, nes tikrai labai viskas baisu. Stengiausi negalvoti, kad labai smirda. Stengiausi nesipriklinti ir tiesiog po to pripranti prie kvapo. Nugalėjusios nepasitenkinimą blogų kvapų gražuolis griebėsi švarinimo. Šlavė kačių narvelius, valė, plovė dėžes, kur mažieji augintiniai atlieka visus gamtinius reikalus ir taip toliau ir panašiai. Tiesiog gražu žiūrėti, kaip avinčios aukštakulnius, vilkinčios sukneles merginos su šluotomis, šluotelėmis, skudurėliais ir kastuvėliais skraido po prieglaudą. Čia, man atrodo, kad koks šuniukas užsukęs. Kokio dydžio. Dar paliko vienas. Dar du, dar pačia mažas. O, slopetėlių norėsim pasiskolinti. Jisai jau net sukėtėjęs. Bet man, čia kačiukam, negalima. Dabar gali dėti atgal, po truputį ir vėl. Aš žinok, nemoku skaitai. Net jam visai pasiruošę tam dalykai. Tik niekada nežinom, kur važiuojam. Bet man tai negaila tikrai kažkokių batų ar kažką čia. Pauko, taigi nieko neatsitiko tiem drabužiam ir batam. Yra ir pas mus savanorių, kurie ateina tiesiai po darbo ir tvarkosi ir puoselėtais nagais, tai čia ne naujiena. Na ir kaip mergaitės? Puikiai, mums padėti nenori. Nori tas toks kvapas labai gundantis, viliojantis. Labai čia gerai. Turiu namie katę, vėl esu pratusi ir išvalyti jos narvelį, tai yra jos dėžutė ir taip toliau, todėl man buvo nenaujiena. Gal todėl taip pirmoji ir puoliau viską daryti. Aš namie turėjau katinėlį, tačiau pati niekada nevalydavau, visą laiką tą darbą atlikdavau už mane seseris, nes niekada man nebuvo labai malonu tai atlikti. Tačiau, nežinau, kažkaip visas daro, tai reikia daryti. Netrukus laidoje iššūkis Miss Lietuva. Rūbus rinksitės ne pačios, o jūsų komandų vadovės. Jūs pačios savo norų ar nenorų negalėsite reikšti. Ne kiekvieną dieną užsidėsi kažkokią blizgančią bluzkę, kuri neiššvietė, bet aš manau, nebuvo labai blogai. Jūs turėsite užlipti laiptais į viršų ir nusileisti. Ir knyga turės nenukristi. Mano akimis šitas žmogus pastaruoju metu pasikeitė. Su Ieva nuo pat projekto pradžios sudariau gerai ir iš jos šiaip visada gaudavau iš tikrųjų, jaučiau tikrą palaikymą gan didelį. Dabar jinai labai dažnai piktų žvilgsnių matau.